Sveiki, brangieji, sveikinuosi su jumis, Dievo numylėtiniai, bendradarbiai, išrinktieji. Ir šiandien mes žiūrime į kitą dėlionę, mes ją pasiimam, susirandame ir tame bendrame dideliame paveiksle mes ieškome vietos, kur šita dėlionė tilptų. Iš viso mes žiūrime į didžiulį paveikslą, į Kristaus atlikto darbo ant kryžiaus paveikslą. Ir ne vien tik tai jo mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą, bet ką visa jo mirtis, jo prisikėlimas dovanoja kiekvienam iš mūsų. Ir kiekvieną kartą mes susitikdami, mes paimam po vieną dėlionę ir mes žiūrime, ką Dievas iš savo meilės ir malonės padovanojo. Šitų dėlionių yra labai daug. Ir ne vien tik tai techniškai mes žiūrim į kiekvieną temą, bet tai skatina pažiūrėti į Dievo širdį, kad jisai dovanoja nesuvokiamus turtus. Šios dienos mūsų susitikimo tema yra pašaukimas. Labai įdomi tema. Pašaukimas. Ir jeigu mes šiek tiek pažiūrėtumėm atgal, buvo tema apie ekleziją, kad Dievas mus įstato į bažnyčią. Taip, ir buvo tema apie bendradarbius ir bendradarbiavimą kartu Dievo karalystėje. Ir šio mūsų susitikimo kaip tema eina dar giliau, kada mes užduodame klausimą, Dieve, tai kokia yra mano paskirtis ir dėl ko tu mane išgelbėjai, mes be abejo susidursime su pašaukimo klausimu. Ir kviečiu į tai pasižiūrėti, ką Dievo žodis sako. Romiečiams 8 skyriuje nuo 28 eilutės sako, be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą būtent jo tikslų pašauktiesiems. Dažną kartą ir nedažną, dažniau mes girdime šitą eilutę cituojant kaip pažadą, kad viskas išeina į gerą Dievo vaikams. Bet čia yra du dalykai. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą ir kaip ta meilė Dievo, kaip jinai pasireiškia, būtent jo tikslų pašauktiems. Reiškia, Dievas pasišaukia. Ir toliau skaitome, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė, tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmgimis tarp daugelio brolių. O kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino. Kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino. Gelmės dvasinių tiesų, bet čia mes randame vieną iš žodžių, kad tuos, kuriuos numatė, tuos ir pašaukė. O kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino. Numatė, dar ir dar kartą mes grįžtam prie šitos dvasinės tiesos, kad jis numatė amžinybėje, numatė tave, numatė tavo ir mano išgelbėjimą ir galiausiai jis pašaukė. Šitas žodis pašaukė, tai lyg tai lauke mes būtumėm ir kažkas iš artimųjų pašauktų mus, hei, Audriau, ir mes atsisuktumėm. Šitas lietuvių kalbos žodis būtent tai ir reiškia, ir tai yra Dievo pašaukimas arba Dievo kvietimas atsisukti į jį kaip gelbėtoją, į Jėzų Kristų ir patikėti tuo, ką Jėzus atliko ant kryžiaus. Bet visų tuo nesibaigė. Dievas mums davė pašaukimą atlikti misiją arba tuos darbus, kuriuos jis yra įdėjęs atlikti iš savo malonės ir iš tų mylinčių santykių su juo. Taigi, yra toks bendrinis pašaukimas, kada Dievas šaukia kiekvieną nusidėjėlį ateiti pas jį ir priimti išgelbėjimą, bet po to, kada mes ateiname pas jį, yra asmeninis pašaukimas, tai yra tau asmeninis pašaukimas, man asmeninis pašaukimas su tam tikra užduotimi konkrečia tau ir su konkrečia užduotimi man. Ir tai yra asmeniškai. Ir mes tą pašaukimą gauname per šventąją dvasią, skaitydami žodį, bet šventoji dvasia mus judina link to asmeninio pašaukimo. 1 Korintiečių 1 skyriaus 9 eilutė sako, ištikimas yra Dievas, kuris jūs pašaukė į savo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus bendravimą. Taigi Dievas mus pasišaukė į ką pirmiausiai čia sako į bendravimą. Viskas prasideda nuo bendravimo. Ir jeigu mes kalbame apie pašaukimą ir aš užduodu klausimą, Dieve, tai koks yra pašaukimas mano gyvenime? Štai atsakymas. Jisai pakvietė mus, pasišaukė mus į bendravimą. Kad bendrauti, kad kalbėti.
Ir čia yra ne tik tai pradžia, gyvenimo pradžia, ta prasme, su Kristumi, kelionė su Kristumi, bet čia yra viso gyvenimo kryptis. Mes esame pašaukti į šitą bendravimą. Bendrauti su Jėzumi Kristumi. Ir šitas bendravimas nesibaigia vien tik kažkuriuo tai momentu, jis tęsiasi per visą gyvenimą. Ir tai yra, brangieji, ne tik tai žmogaus pastangos, o Dievo malonės išraiška tavo ir mano gyvenime. Todėl mes einame į tą bendravimą su Dievu, mes pažįstame, koks jis yra, suprantame, kad visa tai mums yra dovanota iš jo malonės, išgelbėjimas, bendravimas su juo, mes klausėme, jis atsako, ir į tą asmeninį bendradarbiavimą, kada mes imamės kažkokių tai bendrų darbų su juo, tai yra taip pat didžiulė jo malonės dovana. Išsiliejimas jo malonės dovanos. 2 Petro laiške, 1 skyriaus 3 eilutė sako, paklausykite, tai yra žodis tau ir man, jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui per pažinimą to, kuris pašaukė mus šlovė ir dorybė. Ar matai Dievo širdį? Čia sako, kad dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Taigi Dievas ne tik išgelbsti, ne tik pasišaukė į bendravimą su savimi ir į bendravimą vieni su kitais, bet čia sako, kad Dievas dovanoja viską, ko reikia gyvenimo pašaukimui su Dievu įgyvendinti. Viskas jau yra numatyta. Ir šiandien, ir rytoj, ir žvelgiant į priekį, į visą gyvenimą, Dievas sako, aš viską padovanojau ir viską tu turi, mano karalystėje, mano jėgoje, dvasinėme pasaulyje yra viskas, ko reikia, ar finansai, ar resursai, ar žmonės, kad tai, ką aš įdedu į tavo širdį, tą pašaukimą tu galėtum ir įgyvendinti. Keliaujame toliau ir 1 Petro 3 skyrius 9 eilutė. 3 skyrius 9 eilutė sako, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite žinodami, kad ir patys esame pašaukti paveldėti palaiminimus. Žiūrėkite, čia nėra vien tik tai sausas kažkokios užduoties atlikimas. Dievas sako, myliu tave ir aš turiu tau visą aprūpinimą, nes aš pasišaukiau į bendravimą, pasišaukiau tave į bendradarbiavimą atlikti, kad mes kartu atliktumėm šitą užduotį. Beje, čia sustokime. Kartais mes esame apgaunami ir galvojame, kad Dievas mus išgelbė iš savo malonės ir paliko mus tiesiog tyrose, kad dabar mes eitumėm ir savo pastangom darytumėm dėl Dievų patinkančius kažkokius tai dalykus. Ir čia, brangie, yra apgaulė. Niekuomet mes į pašaukimą neiname vieni savo pastangomis, mes į pašaukimą einame kartu su juo, jo jėgoje ir jo aprūpinimuose. Jo labiau šitą eilutę, kurią ką tik skaičiau, sako, kad mes esame pašaukti paveldėti palaiminimus. Dievas sako, aš išsirinkau tave, aš apdovanojau viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, ir aš pašaukiau, kad tu paveldėtum palaiminimus. Ar supranti, kad Dievas yra tiek paprastas ir toks mylintis, kad jisai trokšta ir ieško bet kokios galimybės, kad galėtų palaiminti tave ir mane. Ir jisai kviečia į tokį bendravimą. Keliaukime toliau. 1 Petro 1:9. 2 skyrius 9 eilutė, atsiprašau, 2. Čia sako, jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Čia mes galėtumėm sustoti jau vien prie šitos eilutės. Čia yra labai daug. Pirmas, sako, kad mes kiekvienas buvome tamsoje. Dievas atėjo iš tos tamsos, nuodėmės tamsos, nevilties tamsos, pasikvietė savo mylimojo sūnaus karalystę į nuostabią šviesą. Ir toje šviesoje Dievas įvardina, kas mes esame. Mes esame išrinktoji giminė. Mes esame ypatingi žmonės.
Ar žinai, kad tu esi ypatingas žmogus? Ir ne aš tai sakau, nors kartoju tai, ką skaitau šiose eilutės. Tu esi ypatingas žmogus Dievui. Ir Dievas tave išsirinko, Dievas tave palaimino ir Dievas toliau nori tave laiminti. Keliaujame toliau. Paskutinė eilutė tai yra 2 Timotiejui laiškas 2 skyrius 4 eilutė. Žiūrėkime. Nei vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam. Reiškia, Dievas mus pašaukė į bendradarbiavimą ir yra įvairiausių trikdžių tavo mano gyvenime, kad tik tai nuo to mes to pašaukimo neįgyvendintumėm. Iš pradžių Dievas pasišaukė į bendruomenę, į kažkokią tai bažnyčią. Ir jis deda visas pastangas priešas, kad tik tai tu nebeitum ir nebesilankytum toje bažnyčioje. Priešas deda visas pastangas, kad tik tai nukreipti tavo dėmesį nuo pagrindinio pašaukimo, dėl ko jis tave išsirinko ir kokiomis dvasinėmis dovanomis jis tave apdovanoja. Nepasiduok, paimk žodį, skaityk. Ir čia sako, nei vienas kareivis, o tu esi kareivis, neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusi. Kitaip tariant, pašaukimas yra pašaukimas, kad aš trokštu Dieve patikti tau, aš trokštu bendradarbiauti su tavimi dėl tavo didelės meilės, su kuria susiduriu kiekvieną dieną, nes tu rūpinėsi manim ir tu parūpinai visko, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Ir tugi netgi kvieti į tuos palaiminimus iš tų santykių ir bendravimo su tavimi. Dieve, todėl, kad tu pasišaukėjai ir visą tai sumaniai dar prieš amžinuosius laikus. Todėl, kad beldėsi į mano širdies duris ir aš girdžiu iš tavo žodžių, kad tai yra tavo tikslas, kad aš atverčiau savo gyvenimo duris, širdies duris ir įsileisčiau tave, kad mes pradėtumėm bendrauti. Galiausiai tai atvestų iš visų tavo palaiminimų, iš tos gausos malonės atvestų į tai, kad mano širdyje aš užduočiau klausimą, Dieve, o ką aš galėčiau dėl tavęs padaryti? Ką aš galėčiau padaryti tai, ko tu trokšti mano gyvenime? Kad tavo malonė, tą, kurią aš patiriu, tavo meilė, kurią aš patiriu, ta ramybė, kurią aš patiriu ir gausa išsilietų per mane į kitus žmonės. Taigi pašaukimas yra susijęs ne tik su mumis, kad mes gauname palaiminimus ir džiaugsmą ir apstų atlygį, kada mes sakome, taip Dieve, tai vyksta ne mano tavo valia, tai vyksta tas pašaukimas, kam tu esi pašaukęs, bet tai yra susijęs su aplink esančiais, kad mes atsistoję ir priėmę tą pašaukimą, kurį Dievas turi tau ir man, išpildydami jį, mes tampame jo malonės kanalais aplink esantiems žmonėms. Todėl apsidairome aplinkui ir sakome, Dieve, aš noriu, kad mano artimieji būtų palaiminti taip, kaip tu mane palaiminai. Aš noriu, kad jie pasitikėtų tavimi. Aš noriu, kad jie gyventų tą apstų gyvenimą ir pažintų, ir pajaustų, ir pačiupinėtų, ir paragautų savo gyvenimu tai, kuo tu esi mane apdovanojęs. Aš noriu. Ir tai yra pašaukimas. Todėl praktiškai, koks galėtų būti pritaikymas mūsų šio momento, šito susitikimo, galėtų būti, kad mes ateiname pas Dievą ir sakome, Dieve, aš noriu pažinti tave, todėl atveriu savo gyvenimo duris ir prašau ateik kaip gelbėtojas ir kaip viešpats. O jeigu esi vieną kartą jau tai padaręs, tai didžiausias Dievo troškimas bendrauti su tavim. Ir jis nori pasidalinti tuo pašaukimu ir tais palaiminimus, kuriuos yra paruošęs tau kaip dovanas. Todėl gali paklausti jo paprasčiausiai, Viešpatie, o koks yra mano pašaukimas? Į ką tu mane šauki? Leisk man girdėti ne tik ausimis, bet savo širdimi. Tavo pašaukimą, kada tu šauki, kada tu kvieti, aš esu pasiruošęs atsiliepti. Ir galbūt per švelnų prisilietimą, per šnabždėsi, per rašto eilutes, galbūt būnant bažnyčiai, šlovinimo metu, tu tą esi jau girdėjęs ar girdėjusi, bet nesi tikra ar tikras, ar tai iš tikrųjų jis kalbėjo, ar tai iš tikrųjų aš turėčiau žengti tą tikėjimo žingsnį. Aš noriu patikinti tau, kad
Šito žingsnio žengimas atneš tau didžiulius palaiminimus į tavo ir tavo aplinkinių mylimų žmonių gyvenimą. Todėl raginu tave ir iš viso širdies linkiu, kad atsilieptum į tą pašaukimą, į ką jis švelniai tave kviečia jau ne vieną kartą. Sakyk, taip viešpatie, aš sutinku, taip viešpatie, aš seksiu tavimi, eisiu kartu su tavimi. Taip viešpatie, paimk mane už rankos ir vesk ten, kur tu nori, kad aš nueičiau. Amen. Ir jeigu šitas kvietimas ir šita malda yra nuoširdi, Jėzus to labai laukia. Ir Jėzus dabar pat paima tavo ranką ir jisai tau asmeniškai sako, dabar mes keliausime į pašaukimą ir į tos nuostabius dalykus, kuriuos kaip dovana esu paruošęs tau. Laiminu tave.